Sveiki gyvi. Šiandien mūsų svečiuose Irma Gajauskaitė, kuri mums pristatys, kaip jinai mato ir kaip padeda vyrams, nu, perskaitydama pranešimą, fizinė, emocinė, psichologinė ir dvasinė vyro sveikata bei kaip ją pagerinti. Va. Irma yra medicinos fizikė, dvasininkė, netradicinės medicinos biofizikos mokslo gydytoja. Ir va, jinai papasakos, kaip mato šitą problemą vyrų ir kaip jinai padeda ir kaip jai sekasi. Prašom, Irma. Labą dieną visiems, labai malonu, kad pakvietėte į šitą pokalbį. Tai su didelė pagarba vyram iš tikrųjų, vyrai susiduria šiandien labai su dideliais iššūkiais tiek fiziniais, tiek emociniais, psichologiniais, dvasiniais ir tenka labai daug dirbti, bendradarbiauti ir vesti užsiėmimus, tiek grupinius, tiek individualius. Ir pagrindinės problemas, su kuo susiduria vyrai, su kuriais man tenka susidurti, tai baimės, įvairiausio pobūdžio baimės, kurios susidariusios yra iš vaikystės šeimoje, dėl, dėl bijojimo būti savimi toks, koks esi ir dėl didžiulės nuolatinės perspaustos, gal sakyčiau, konkurencijos ir reikalavimo. Didžiąja dalim mūsų vyrai tiesiog nebepaneša to socialinio mūsų ir šeimyninio reikalavimų perdėtų, kurių realiai fiziškai tiek, kiek yra reikalaujama, neįmanoma padaryti. Ir šiaip apskritai čia yra didžiulė problema, lūkesčiai. Va, ir kaip mes dabar juos sprendžiam? Šiaip įvairiausių problemų yra, ne tik šitie, tarkim, reikalavimai ir šeimos santykiai, darbe realizavimo problemos, ar ne, yra kartais labai sunku, vyram, su kuriais susiduriu, rasti savo tą kelią ten, kur jie iš tikrųjų norėtų būti, save realizuoti, kaip ateiti iki to. Tai daug tų priežasčių visokių yra, daug visokių, su visokiais klausimais ateina ir kaip aš dirbu, tai yra dvasinės praktikos, yra psichologiniai metodai, kuriuos taikau tiek grupiniu metu užsiėmimo, tiek individualiom sesijom. Tai yra per meditaciją žmogui, per atsipalaidavimą ir meditaciją pajausti save, pajausti savo sąmonę ir pasąmonę, pamatyti savo vidinius tam tikrus blokus, jų priežastis ir jas šalinti. Nes be šitų tam tikrų įsitikinimų, vidinių, psichologinių, emocinių, dvasinių blokų pašalinimo, kurios susidaro vaikystėje, ypatingai šeimoje, praktiškai labai sunku save auginti, tobulinti. Ir tai čia vienas aspektas. Kitas dalykas yra mūsų pačių fizinė sveikata, ką mes valgom, kur mes gyvenam, kokia aplinka yra labai labai yra svarbu, kad kuo natūralesnis būtų maistas, kad mes patys kuo daugiau gamintumėmės, nes sintetinio maisto vartojimas, ypatingai alkoholio, tarkim, kažkokių narkotinių medžiagų ar tabako didelį kiekį, tai yra mažina mūsų tiesiog protinę veiklą, sugebėjimą mąstyti, sugebėjimą atpažinti savo emocijas, emocijas valdyti. Ir vėl kitas dalykas - poilsis, kiek vyrai savo skiria poilsiui, apskritai didžiąja dalim mūsų vyrai neskiria dėmesio savo fiziniai sveikatai, netgi fiziniai sveikatai, labai mažai vyrų eina kaip žinot, tas arklys, kol nenuvirsta. Tai labai yra blogai. Nes net ir nukenčia darbo kokybė, ir santykiai nukenčia, viskas kenčia. Tai aš visą laiką akcentuoju vyram irgi į poilsį, pabuvimą su savim, pabūti gamtoj, sportu užsiimti, sportą, fizinė veikla visada, visais atvejais gelbsti visose gyvenimo srityse. Po darbo, kada mes, žiūrint dabar priklausomai, koks tas darbas yra, kiti vyrai daug fiziškai dirba, tai nori pailsėti, o kitiem protiškai dirba, tai reikia fizinio aktyvumo, kiekvienam pagal save. Daugiau aplinka, kokioj mes aplinkoj, kokia mūsų šeima, kokie mūsų šeimos santykiai, kokie mūsų draugai,
kuo jie gyvena, ar mes esam aplinkoje, kur nuolatos mus skatina augti, tobulėti, mus, kaip sakant, augina, būti, kaip sakant, geresniu žmogumu, ar kaip tik mus žlugdo. Nes yra aplinkų, yra draugų, kurie vis pašiepiančiai menkina, ar ne? Tai reikia labai irgi žiūrėti, atsiriboti nuo žmonių, toksiškų žmonių, kurie mus žlugdo, o ne augina. Toliau darbas, vėlgi žiūrėti, ką mes dirbam, kokio tai darbo pobūdis, ką vyrai daro ir kiek suteikia ten džiaugsmo darbas, koks tas pats darbas, ar ne? Yra vienas darbas, vieni gydo žmonės, skatina mūsų aplinką, saugo mūsų aplinką, o kiti darbai naikina. Tai irgi yra labai svarbu, kur žmogus dirba, ką dirba, kaip jis save ten realizuojasi, kokia darbo aplinka. Ir kiekvienu kartu vyrai turi irgi, kaip ir moteris, priimti sprendimus, visada permastyti. Ir ta meditacija kasdieninė, pabuvimas su savimi, jinai yra būtinas. Čia visiems yra būtinas. Ypatingai vyrai, tai dvasinės praktikos, paprasčiausia malda ar pabuvimas su savim, pusę valandos, apmąstymas dienos, išjautimas savo emocijų, peržiūrėjimas, pagerina sveikatą visom prasmėm. Emocinę, psichologinę, dvasinę. Va. Mes irgi turim emocijas, vyrai lygiai taip pat kaip ir moteris turi emocijas. Mes vyrai nuo moters mažai ko skiriasi. Mes esam žmonės, turim jausmus, ar ne? Mums irgi aktualu, kad mes būtume gerbiami, kad mūsų suprastų, mūsų išgirstų. Va. Ir nėra vyras menkesnis ar galingesnis negu moteris ir atvirkščiai. Tai yra visame lygybė. Tai viskas susiję. Ir kada mes dirbam su vyrais grupėmis, tai įvairiai būna. Pirmie pokalbiai, pirmi žmonės išsikalba, kartais užtenka kvėpavimo sesijų. Per giluminį kvėpavimas yra meditacija, garso terapija, yra judesio terapijos, yra daug įvairiausių metodų, kurios taikant gali žmogus atsipalaiduoti ir pamatyti iš šalies save, kas jisai yra ir kur yra problemos. Va, ir tie dalykai yra labai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad ateina vyrų, aišku, jų yra mažiau, bet jų ateina. Tai į tuos užsiėmimus ir nereikia bijoti ir nereikia savęs kažkaip tai kaip sakant, nuvertinti, kad aš esu kažkoks prastesnis, ar aš negaliu, kaip sakant, ar aš turiu problemų, kad aš čia einu. Mes visi, tiek vyrai, tiek moteris, visi turim gyvenime iššūkių įvairiausių visur. Ir šitie visi įrankiai mums padeda tas problemas mūsų spręsti, tapti stipresniais, savo vertybės įsigryninti. Kuo mes turim daugiau savo vertybių, kuo mes žinom, dėl ko mes gyvenam, dėl ko mes dirbam ir ko mes siekiam, tuo yra lengviau išgyventi visas problemas, visus iššūkius. Tai reikia peržiūrėti viską nuolatos, daryti tokią reviziją savo gyvenimo, savo darbo, savo aplinkos, ko mes norim ir imtis priemonių yra ir imtis veiksmų, daryti. Jeigu mes kažką sugalvojam, mes turim įgyvendinti, neatidėlioti, ne rytoj, ne poryt, bet šiandien, rytoj padaryti. Kiekvienas mūsų sugalvotas kažkoks darbas padarytas mums tenkina džiaugsmą. Jeigu žmogus tik galvoja, mąsto, kaip aš noriu gyventi, bet nieko nedaro, tai ilgainiui tampa savidestrukcija. Ilgainiui. Tai nuo ko pradėti, jeigu užklumpa tos visas problemas, tiesiog nuo fizinės veiklos, nuo fizinio sporto, išeiti, bėgioti, vaikščiojimas, intensyvus vaikščiojimas valandą laiko grynam ore pagerina iškart viską. Toliau emocinė savo pabūti vienumoj, išsiverkti, nebijoti verkti, nereikia ten visiems rodyti, kad savo ašaras, nereikia bėgti ten ar pas mamą, ar pas tėtį, bet pabūti, išsikrauti tas visą tą krūvį. Ir kuo daugiau mes dirbam su savo emocijom, kuo mes daugiau rūpiname savo emocijų švara, tuo mes esam
ramesni, produktyvesni, tuo mes galim daugiau save realizuoti visose srityse. Ir jeigu ilgainiui vyrai, tiek ir moteris, čia negalėčiau labai daug išskirti, jeigu nesitvarko su savo emocijom, nemoka jų išreikšti sąmoningai, tos emocijos pratrūksta kaip bombos pliūpsniai ir tai tampa smurto protrūkiais tiek vyrai prieš moteris, moteris prieš vyrus, prieš vaikus. Tai yra didžiulės problemos tada. Tada tų problemų nemažėja, bet daugėja. Tai kada žmogus pradeda užsiimti būtent savo emocinę higieną, savo peržiūrą, savo ribų nustatymą netgi, tai viskas gerėja. Nes mes, kaip žmonės, kaip individai, kiekvieną dieną su iššūkiais susiduria. Nesvarbu, kokio tai būtų amžiaus, nesvarbu, kokio tai būtų išsilavinimo, nesvarbu, kokios lyties ar kokius darbus mes dirbtume. Kiekvieną dieną mes turim iššūkių šeimoje, kiekvieną dieną mes turim darbe, kiekvieną dieną socialiniam gyvenime, visur yra iššūkiai. Dabar kaip mes, visa stiprybė mūsų sveikatos, emocinė, psichologinė ir dvasinė priklauso, kaip mes sugebam išgyventi ir mokom spręsti problemas. Kiek mes esam atsakingi už savo darbus, atsakingi už savo mintis, veiksmus ir kiek mes mokam gražiai atlaikyti savo poziciją, atlaikyti savo tą individualumą, atlaikyti priekaištus, nuolatinius kažkokius gal kaltinimus, kažkokius reikalavimus. Viskas yra apie tai. Ir tikrai šiandieniniam pasauliu, kada informacijos kiekiai yra nežmoniškai dideli, kada socialinė erdvė, televizija mums iškreipta tą realybę rodo, labai lengva pasimesti. Tai būtina apriboti tiek televiziją, tiek socialinius tinklus ir susikoncentruoti į savo darbus ir savo tikslų įgyvendinimą. Pirma, reikia dar juos išsiaiškinti, ko mes norim, ką mes norim nuveikti, ką norim padaryti. Užtenka pradėti nuo mažų dalykų, bet svarbu padaryti. Ir kuo mažiau, kaip sakant, būti tam socialiniai erdvėjai, internetiniai erdvėjai, kur didžiąja dalim yra, perdėta viskas, išpūsta ir tas išpūstas, pateiktas, iškreiptas pasaulis labai daug žmonių sukelia labai daug negatyvių emocijų, net sukelia depresiją. Čia šiaip labai rimti dalykai. Tai, pavyzdžiui, aš pati labai esu apribojus tiek pačią televiziją, tiek socialinius tinklus, labai daug dalykų, kurie ilgainiui, kaip sakant, gali įtakoti labai neigiamai. Tai aš susikoncentrausiu savo darbus. Savo darbus aš einu savo ritmu, einu savo galimybėm ir aš stengiuosi įgyvendinti, išrealizuoti viską, ką aš esu sugalvojęs, nes tai ir yra mūsų gyvenimo prasmė ir esmė. Ir tai kiekvieno vyro, ar ne, kiekvieno žmogaus yra save realizuoti, padaryti kažką, kas teikia malonumą ir pasitenkia ne tik trumpalaikiai, bet ir ilgalaikiai perspektyvai. Vieni, ar ne, nori pastatyti namą, medį pasodinti, kiti nori pasaulį pakeisti. Tai kiekvienam yra savi tikslai. Reikia visada būti savoje vietoje, išsigryninti, išsiaiškinti, kur mes esam, kur vyras, kur yra dabar šiuo momentu, ar ne, kokioje situacijoje. Jeigu skolos yra, tarkim, ar ne, tai reikia žiūrėti, iš kur tos skolos atsiranda. Kas privedė prie tų skolų, ar ne? Gal tasai perdėtas, kaip sakant, nuolatinis tos visuomenės suformuotas, kad tu jau ten vos ne 25, tu turi turėti namus, Ferrari, verslus ir visą kitą. Čia yra nesąmonė. Čia yra tiesiog iškreiptas nenormalus to socialinės erdvės toks, kaip sakant, modelis, kuris labai neigiamai veikia mūsų jaunus vyrus ir moteris, persidirbimui, pervargimui. To negana dirbti dėl pinigų, ar tikrai pinigai yra mūsų siekiamybė ir vertybė, taip jie turi būti, bet ar tai yra esmė, dėl ko mes turim eiti iki negalėjimą. Tai čia vyram irgi labai yra šita labai didžiulė
Problema tas gal toks jautri labai tas sritis finansai, nes didžiąja dalim vis tiek vyrai, kada sukuria šeimas, atsiranda atžalos, didžiausias krūvis tenka vyrui parnešti tą jau, kaip sakant, tą mamutą. Ir iš tikrųjų reikalavimai būna dideli ir kartais moteris tikrai nesupranta, kad kartais vyras nepajėgia tiek patenkinti tų poreikių, kiek reikalauja žmona ar ten vaikai ir visa kita, tada šeimai reikia žiūrėti tuos poreikius, visus, kaip sakant, skaičiuoti, žiūrėti, nelakstyti pagal madas ir visa kita. Tai čia viskas yra į tą sąmoningumą ir į tą klausimo kelimą, ko mes norim iš tikrųjų, ar mes norim gyventi prabangiai, bet nuolatinėse problemose, strese, kaip sakant, nuolatiniam nuovargį, ar mes geriau kukliai gyvensim, bet paprasčiau, ramiau, gražiau, turėsim daugiau laisvo laiko savo, vienas kitam, artimiesiam, ar mes kaip išpratėję dirbsim dėl tų menkaverčių daiktų, kurie ilgainiui jie netenka prasmės. Tai čia daug yra dalykų, kur turi vyrai atsakyti savo kiekvienas ir nebijoti diskutuoti ir nebijoti klausti, kreiptis. Šiaip tai labai daug dabar yra įvairiausių specialistų, tiek mūsų tradiciniai medicinai, tiek netradiciniai, iš tikrųjų labai daug. Ir tų pagalbos tikrai įrankių yra labai daug ir tik tai reikia eiti, nebijoti nieko, nežiūrėti į nieką ir žiūrėti tik savo tos gerovės. Nes jeigu mes žiūrim į aplinką, nes aplinka mūsų įtakoja labai stipriai, labai daug žmonių susiduria su aplinkos spaudimu, nesupratimu, nesuvokimu, bet tas mažėja. Ir kiekvienas vyras eidamas, kaip sakant, tobulindamas savo įgūdžius, jisai auga, jisai stiprėja ir viskas priklauso nuo to, ko pats vyras nori iš gyvenimo. Tai yra labai svarbu. Vėlgi dvasiniai dalykai, ar ne, pasitenkinimas, rezultatas savo dvasinio, kaip čia gyvenimo. Tas dvasinis gyvenimas, tai visas mūsų gyvenimas, visa mūsų kokybė, dėl apskritai, kas mes tokie, kaip žmonės, kaip dvasinės būtybės. Ar tikrai mes gyvenam tik tam, kad pavalgyti, pamiegoti ir į darbą nueiti? Ar yra daugiau kažkas tai? Tai visgi yra santykiai mūsų šeimose ir jeigu mes neturim laiko savo santykiam, tada mes neturim niekam. Santykiai yra vertybė, bendrystė yra vertybė, pabuvimas kartu yra vertybė su vaikais, su antra pusė. Tai to trūksta, kada apsisuka tas ratas apie darbus, apie pinigus. Tai daug dalykų yra. Tai aš visada kartoju sustoti ir dažnai sustoti ir pabūti, medituoti. Meditacija tai nereiškia kažkokias būsenų patyrimas, tiesiog pabuvimas tyloj, išgirdimas, išjautimas savęs. Savęs, ko mes norim iš tikrųjų, ne ko mes norim mūsų mama, mūsų tėvai, žmona, draugė ar dar kažkas, ar draugai, bet ko aš kaip vyras noriu, kaip aš noriu atrodyti, kaip noriu fiziškai jaustis, kaip noriu, ką noriu veikti, ką daryti, kiekvienas turi atsakyti ir eiti. Dabar mes turim labai daug galimybių šitoj srityje ir keisti darbus, ir išvažiuoti net ir pakeliauti po užsienius, ir pamatyti, pastudijuoti kitas kultūras, labai daug dalykų ir šeimas nėra ko skubėti kurti. Aš kad nereikia skubėti šeimas labai kurti ankstyvam amžiui, mes turim pirmą įgyti išsilavinimo, įgyti mokslo, nepulti į verslus, neturint žinių. Tai pradžiai reikia ne tik vidurinę baigti, bet ir baigti ir bakalauro kažkokias studijas, ar ne kažkokį universitetą, profesiją kažkokią įgyti, padirbėti įvairius darbus, save, kaip sakant, patyrinėti, rinkti patirtis, nebijoti keisti darbus, nebijoti keisti miestus. Daug dalykų reikia. Gyvenimo džiaugsmas ir yra tame, kada tu eini, darai tai, ką tu jauti ir nori daryti.
Visas problemas prasideda, kada tu pradedi priešintis, kada žmogus, tiek vyras, tiek moteris pradeda priešintis savo prigimčiai, savo evoliucijai, galim sakyti, kaip žmogui, kaip asmenybei, kaip dvasiniai būtybei. Mes nuolatos augam. Ir jeigu mes nuolatos augam, mes tobulėjam visom prasmėm, mes natūraliai patiriam didžiulį džiaugsmą, pilnatvę. Va. Bet aišku, žiūrint į mūsų praeitį, mūsų pačios kultūrą, mūsų tautos praeitį, ką mes patyrėm, ką išgyvenom, tai mes dar labai labai daug ką turim nuveikti. Va. Visgi karai, okupacijos paliko savo įspaudus labai didžiulius. Ir mes juos turim ir dar daug metų turėsim tvarkyti su tuo. Ir kas vyksta mūsų dabartinėje aplinkoje, ar ne, mūsų visoje valstybėje, tautoje, tai mes išgyvenom labai didžiulius iššūkius išgyventi, kaip tautai, jau kaip šnekant apie individą, kiek mes turim ar ne reikalų, tai mes tiek pat turim reikalų išgyventi ir kaip tautai tokiam dideliam pasauliui, tokiai mažai tautai, ir tokiai mažai valstybei. Tai viskas čia susiję ir netgi mūsų, tarkim, valdžios atstovų požiūris į mūsų žmones, į apskritai mūsų tautą, kultūrą yra labai labai svarbus. Netgi įsijungus televiziją, pasižiūrėjus žinias, kartais tiesiog taip nuotaika nukrenta, kad net savaitę gali nenorėti nieko daryti. Va. Tai čia irgi yra svarbus būti pilietiškiam, nežiūrėti vien tik savęs, nežiūrėti vien tik tai savo rato, savo šeimos. Mes, kur gyvenam, visi esame atsakingi už mūsų aplinką, už mūsų tiek kaimynus, tiek tą miestelį, kur gyvenam, rajoną, bet ir miestą, regioną ir mūsų visą valstybę. Ir kuo mes kartu visi būsim labiau aktyvesni, kuo labiau viens kitam padėsim, kuo viens kitai labiau išgirsim, tuo bus daug lengviau, paprasčiau ir lengviau gyventi. Ta atskirtis, tas labai įdomus tas momentas yra paskutinių 20 metų, kada išpopuliarėjo socialiniai tinklai, internetas, tai labai padarė didžiulę atskirtį socialinę tarp apskritai žmonių, labai užsidarimas, kažkoks iškreiptas bendravimas. Tai dėl to ir yra tos problemos psichologinės, emocinės, kad mes nebendraujam gyvai. Va. Tiek, kiek anksčiau, nebesusitinkam, nuoširdumo nebelieka kažkokio. Va, per iškreiptą tą realybę, per socialinius tinklus išsikreipia daug dalykų. Va, tai aš už gyvą vis bendravimą ir visada, kada organizuoju kokius susitikimus ar ne, kokius savo renginius, tai visą laiką kviečiu į gyvą susitikimą, į gyvą praktiką. Ir aišku, nėra blogai, internetas daug ką palengvina, daug ką, kaip sakant, paspartina, bet kaip ir viskas turi niuansų, tiek teigiamų, tiek neigiamų. Tai aš nežinau, gal šiam kartui tiek ir apie mane galite sužinoti daugiau Facebook paskyroje Irma Gajauskaitė Gaja. Mano slapyvardis yra Gaja, Gajauskaitės Irmos trumpinys. Šiuo metu, kadangi tenka dalyvauti nemažai politiniam gyvenime, tai savo veiklas truputį esu pristabdžiusi, bet baigsis rinkimai, tai vėl grįšiu visų pajėgumų prie savo veiklų. Taip. Aš turiu tokį klausimą. Taip. Kas paskatina vyrus ateiti pas jūs? Su kokiom konkrečiai problemom ar jie susidara, ar jie supranta, koks tas pirma užklausa, kokie būna dažniausiai? Šiaip tai pagal rekomendacijas ateina. Ir jie išgirdę, tarkim, ar ne, mano paskaitas, praktikas vedamas ir jų poveikį iš kitų žmonių, kurie jau buvo didžiąją dalim. O problemas yra įvairios, žinokit, nuo santykių iki alkoholio priklausomybė, ar ne, netgi narkotikų įvairių priklausomybių, tarkim, netgi iki tos savęs nesuvokimo, dėl lyties, šitas irgi turėjau atvejų ne vieną, kada žmogus ant tiek nebeatskiria savo tapatybės,
kai jau pradeda lyginti save vat, su moterim. Va. Tai irgi yra tam tikros priežastys ir kada, tarkim, pas mane kreipiasi, tai būna ne vienas būna pokalbis, ne viena individuali sesija, tai dažniausiai būna didžiulės problemas iš vaikystės atėjusios, tarkim, mama vien tik tai augina, tėčių nebūna. Čia vėlgi yra daug visokių problemų, baimės, vat, vyrai turi daug baimių įvairiausių, kalbėti, išreikšti, pastovėti už save dėl baimių, va, kad dėl darbo, va, dėl savęs realizacijos, negali susivokti, kur žmogus nori būti. Va. Įvairių klausimų būna. Tada kitas klausimas. Atėjo pas jūs, išsiaiškinot, koks ten jo užklausa, poreikis ir kaip jūs dirbate, kokia jūsų tada metodika paprastai? Taip, paprastai taip. Pirmą mes pakalbam, ar ne? Stengiuosi išsiaiškinti daug detalių, nes aš tikrai nesu ekstrasensė, nematau žmogaus kiaurai ir visas jo gyvenimo ten istorijas. Antra, aš įvedu į meditaciją didžiąją dalim, gilią meditaciją per kvėpavimą. Ir kvėpavimo metu, kada žmogus atsipalaiduoja, tada pradeda iškilti emocijos, įvairios prisiminimai, tam tikras traumos. Ir aš padėdama, vesdama žmogų, vyrą, padedu jam išjausti tam tikras emocijas, jausmus, kurie paprastai neatsipalaiduoja šiaip kasdieniam gyvenime. Ir tada, kada žmogus atpalaiduoja tas emocijas, išjaučia jausmus, žmogui palengvėja, ateina aiškumas, suvokimas, kas buvo ir dėl ko tam tikras sritis gal buvo tokia kaip ir kažkokia stagnacija. Tai čia trunka šiek tiek procesai, apie 2-3 valandas būna užsiėmimas. Tai pakankamai ilgas, bet pradžioje visgi aš, kaip sakant, rekomenduoju ateiti į grupinės pirmą. Grupinius užsiėmimus, paskaitų paklausyti ir tik tada jau individualės, jeigu jaučia poreikiai ir kaip sakant, tą norą. Tai šiaip tai būna įvairių visko būna ir būna prisiminimų iš labai gilios vaikystės, didelės traumos, būna prisimena netgi visokias įvairias pirmas seksualinės patirtis nesėkmingos, kurios po to atsiliepia labai suaugusiam pasauliu. Įvairiausių dalykų. Irgi viskas iš vaikystės, iš paauglystės, pagrindė iš tų laikotarpių pačių jautriausių, kur ilgainiui mūsų gyvenime palieka įspaudus. Tai didžiąją dalim tokie dalykai, su tais dalykais, su tokiam traumom, giluminiam, emociniam, psichologiniam, dvasiniam traumom, jeigu kalbant apie individualias sesijas. Ačiū labai. O Asta turi kokį klausimą? Gal galėtumėt pasidalinti kokią sėkmės istoriją iš savo praktikos? Žmonių ar iš pačios savęs? Žmonių. Oi, tai šiaip tai nemažai yra. Tikrai yra žmonės, kurie pakeitė darbus, sukūrė verslus sėkmingus, ar ne. Yra, kurie sukūrė šeimas, susilaukė vaikų, kur daug metų negalėjo susilaukti. Ar tenais, tarkim, buvo tokių atvejų, kur su šeimom teko dirbti su porom, kurios išsprendus tam tikras problemas kiekvienam asmeniškai, tiesiog išsisprendė jų kaip poros ir išsaugojo porą ne vieną. Daug, žinokit, turiu tikrai labai ir man labai gera matyti po daug metų, nes aš tą jau darau ne 1 metus ir pati mokinausi ir pati dirbau iš kartą. Tai daug pokyčių, žmonės išlaisvėja, kaip nebebijojo būti tokie, kokie jie yra, nebebijojo parodyti savo talentų, kurie yra tikrai nekasdieniai, suprantat, nekasdieniai, išreikšti save, nes tas mūsų žmonių, sakau, kaip ta mūsų istorija yra labai sunki, mes dar ją labai nešam, tas krūvis mūsų gyvenimus, mūsų kaip tautos buvo labai labai sunkus, mes didžiąją dalį gyvenam tik dėl išgyvenimo. Tai kaip mes dabar gyvenam, tarkim, lyginant su kitom pasaulio šalim, tai mums dar toli yra, dar daug ką turim eiti, bet mes labai žingeidus, visko norim čia ir dabar kartais perdegam.
Tai iš tikrųjų yra ką pamatyti. Tai labai džiaugiuosi susitikdama savo klientus ar pasveikusius netgi nuo lygų, ir net nuo vėžio pasveikusių. Teko, nes aš dirbdama ligoninėje jau tos metodus taikiau. Su žmonėm, su pacientais ir visa kita. Tai man didžiausias džiaugsmas pamatyti, kada žmogus padeda arba ten atsisako, susitvarko su priklausomybėm, alkoholio nebevartoja, ar ne, pradeda sportuoti, pradeda keisti iš esmės gyvenimą. Tai ne vienas atvejis, tai man tai pats didžiausias džiaugsmas. Čia man yra didžiausias džiaugsmas pamatyti žmogaus tą pagerėjimą. Tai čia nėra geresnės padėkos atpildą už savo tą tokį darbą. Tas labai, labai. Aišku, būna ir žmonių, kurie nenori pokyčio to. Kaip sakant, gal daugiau psichologinio nori, ar ne? Nori, bet nenori daryti. Tai būna ir tų žmonių būna, bet jų tokių jau mažai pas mane ateina, nes pas mane ateina žmonės, kurie nori keisti gyvenimą, o šiem tik tais kaip tas vedlys už rankos kai kuriais momentus padeda tiesiog pravesti ir, kaip sakant, pasidalinu savo patirtim gyvenimišką, kas man padėjo ir kas gali padėti kitam žmogui. Ir mano visa ir esmė, ir vis tiek daugiau didžiąją dalim aš dirbu, kad žmogų išmokinti, kad būtų pats savarankiškas savo ir kad nebūtų priklausomas nuo manęs, nes tikrai aš už, kad būtų pasidalinti su žiniom, patirtim ir kad galėtų po to pats netgi dalinti. Yra labai daug netgi klientų, kurie patys daugiau pradėjo daug visko daryti. Tai čia pats geriausias dalykas. Va. Gerai, ačiū Jums labai. Bendravome su Irma Gajauskaite. Ją galėsit surasti nuorodoje, kuri bus įdėta tiek svetainėje, tiek po YouTube kanalo įrašu. Tai iki pasimatymo ir susitikimo konferencijai. Ačiū. Iki. Viso geriausio.